Taigi, norint išeksportuoti užsakymus, mums reikėtų eiti į All Export, Manage Exports, Settings, tada pasispausti Filtering Options. Na ir matome, kad turime filtravimą. Taigi, pirmoje eilutėje matome, kad yra filtravimas pagal datą. Tai yra tokia ta data arba aukštesnė už ją. Tai dėja šios datos keisti negalim ir mums reikia pridėti būtinai naują. Tai spaudžiame ištrinti, būtinai atsiminkime, kad turi būti žodelis ir pažymėtas ne arba, bet ir. Taigi norime pasirinkti datą, tiksliau filtravimą palei datą, tai mums reikia spausti Order Date. Pasirinkti taisyklę, kad equal to or newer than. Na ir čia įrašome datą. Taigi šiuo metu įrašome, daleiskim, nuo 11 mėnesio 15 dienos ir spaudžiame Add Rule. Taigi iš karto galim dėl savęs persikelti į viršų ir uždėti varnelę End. Tai reikia padaryti būtinai. Kai tai padarome, spaudžiame Save Export Configuration. Taigi mūsų parametrai įsisaugoja, tai reiškia, kad nuo 15 dienos imsim ir toliau, ką mums reikia padaryti, kad įsieksportuoti, spausti Run Export. Ir Confirm and Run Export. Šitas procesas gali užtrukti nuo ilgiau, priklausomai nuo to, kiek produktų buvo, kiek užsakymų buvo išeksportuota. Toliau pamatome, kad mums jau išeksportino ir ką mums reikia padaryti, tai parsisiųsti. Visada siunčiamės XLS failą, nesisiunčiam bundle, nes ten tas pats, tik tai dadėta daugiau visokio nereikalingų failų. Taigi parsisiunčiame, galime atsidaryti. Ir galime ir privalom būtinai pasitikrinti, ar yra visi sąskaitos numeriai įrašyti. Taigi, ką mes matome, kad mūsų visi imti užsakymai yra nuo 11-15 dienos, tai yra nuo 12 valandos nakties. Taip pat turime visus sąskaitos numerius bei bendrą kainą. Tai va tiek.